Maždaug 300-aisiais mūsų eros metais Romos imperatorius Dioklecianas dabartinio Splito teritorijoje pasistatė savo ištaigingus rūmus, vasaros rezidenciją. Ir dabar tų rūmų teritorijoje aš esu. Šis pastatas yra didžiausias, turbūt iki šių laikų išlikęs Romos imperijos pastatas, vienas bent iš didžiausių, ne Romos miesto teritorijai. Tai yra iš tikrųjų didžiulis įspūdingas statinys ir iki šių dienų yra išlikę jo labai nemažai. Tai yra beveik visi rūsiai, kadangi po visų pastatų, po visais rūmais yra pastatyta visa rūsių sistema ir taip pat dalis išorinių sienų, kurios dabar sutampa su čia gyvenančių žmonių namų sienomis. Šitas pastatas buvo naudojamas kaip imperatoriaus Diokleciano vasaros rezidencija. Čia jis taip pat buvo ir palaidotas miręs, bet po to jau užėjus krikščionims jo palaikai buvo ir kažkur išgabenti nežinoma kryptim. Ir patys rūmai buvo tiesiog konvertuoti į viduramžių miestą ir nuo viduramžių jie čia, kaip sakyt, gyvena žmonės, tarpe kartu integravęsi su šitais puikaus miesto likučiais. Tai va, o aš čia naršau po tos griuvėsius, po tos išlikusius rūsius, arkas, ir žiūriu toliau, kas čia darosi. Labai įdomu. Būsit čia, būtinai aplankykit Splitą šitą vietą.